Tai įrašas pradėjo eiti, Virginija, prašau. Tai sveiki dar kartą visiems ir pristatysiu Jums mūsų Lietuvos Respublikos pilietybės procedūras. Taigi, pirmiausiai norėčiau aptarti visus daugybinės pilietybės atvejus, kada galima būti Lietuvos Respublikos piliečių ir kitos valstybės piliečių. Šiai dienai pilietybės įstatymas numato 11 atvejų. Tai Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę asmuo įgijo gimdamas. Yra asmuo ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 kovo 11 dienos, arba yra asmuo išvykęs iš Lietuvos iki 90 kovo 11. Taip pat būtent šitų asmenų, kurie buvo ištremti arba išvykę, palikuonės. Taip pat yra numatytas atvejis, kai Lietuvos pilietis, sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu, dėl to savaime įgijo tos valstybės pilietybę. Vadinasi, šiuo atveju jis nerašė jokio prašymo, tiesiog sudarydamas santuoką automatiškai įgijo kitos valstybės pilietybę. Taip pat Lietuvos piliečių gali likti ir Lietuvos piliečių įvaikintas vaikas iki 18 metų. Lietuvos pilietis, kurį įvaikino iki 18 metų kitos valstybės piliečiai. Taip pat asmenys, kurie įgijo išimties tvarka Lietuvos pilietybę, būdami kitos valstybės piliečiai. Taip pat ir įstatymo numatyta, kad asmenys, kurie išsaugojo pilietybę arba kurie turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybėje, jiems taip pat gali būti grąžinta ir jie gali turėti dvigubą pilietybę. Atvejis dar vienas yra, kaip turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje asmuo ir pats naujausias tas 2021 metų sausio 1 pakeitimas, kuris atvėrė kelią daugiau piliečių būti ir kitos valstybės piliečiais, tai būtent tas punktas, kad asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę jam sukako 18 metų, įgijo negimdamas. Tai čia yra paskutinis pilietybės įstatymo papildymas. Dar vienas iš tokių leidžiamų, kada asmuo gali būti kitos valstybės pilietis, yra ir tas tarpas nuo 2003 sausio 1 iki 2006 lapkričio 15 dienos. Ir čia tikrai dažnu atveju būna būtent Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai. Tai šituo atveju 2003 sausio 1 įsigaliojo 2002 rugsėjo 17 priimtas pilietybės įstatymas ir buvo nustatyta, kad asmenys, kurie nuo 2003 sausio 1 iki 2006 lapkričio 15, tai yra iki Konstitucinio teismo nutarimo, kurio buvo išaiškinta, kasgi gali būti kitos valstybės piliečiai ir asmenys, kurie būtent galėjo įrodyti savo tėvų ar senelių ar prosenelių turėtą pilietybę iki 1940 birželio 15 arba lietuvių kilmę, jie buvo laikomi Lietuvos Respublikos piliečiais. Tai vadinasi, jie būdami kitos valstybės piliečiais, jie turėjo įgyti būtent tame laikotarpyje. Ir jeigu įrodo savo tėvų, senelių ar prosenelių turėtą pilietybę arba kilmę, tai yra senelių, tėvų arba senelių tautybė yra lietuviai, jie gali išlaikyti dvigubą daugybinę pilietybę. Tai būtų toks trumpas įvadas apie mūsų tą turimus daugybinės pilietybės atvejus. Dabar pristatysiu pagrindinius 4 punktus. Tai
Į ką atkreipti dėmesį, kurie dalykai, procesai praktiškai eina per visas procedūras, tai yra iki 1940 birželio 15 dienos turėta Lietuvos Respublikos pilietybė, palikuonio sąvoka, išvykimas ir tremtis. Tai yra pagrindiniai akcentai pilietybės procedūrose. Tai tam, kad suprastumėt, kodėl mes prašom vienų ar kitų dokumentų daugiau negu atrodo, kad pakaktų, tai šitose skaidrėse ir bandysiu tą paaiškinti. Taigi, pagal pilietybės įstatymo apibrėžimą asmuo iki 1940 metų birželio 15 dienos turėjęs Lietuvos Respublikos pilietybę yra asmuo bet kuriuo metu turėjęs Lietuvos Respublikos pilietybę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad asmuo laikomas turėjusiu Lietuvos Respublikos pilietybę, jeigu yra tam tikri dokumentai patvirtinantis, kad jisai tuo metu buvo laikomas tokiu piliečiu. Būtent pilietybės įstatymo sąvokos apibrėžime yra paaiškinta, kad ši sąvoka būtent neapima asmenų, kurie neteko atlikus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas privalomas procedūras ir dėl kurių buvo priimti įstatymuose numatyti sprendimai dėl pilietybės netekimo. Čia turima mintyje, jeigu jūsų protėviai, proseneliai, seneliai ar tas asmuo, kuris turėjo pilietybę, dėl tam tikrų priežasčių buvo įtrauktas į nepageidaujamų asmenų sąrašus, yra oficialus dokumentas, kad jis yra netekęs pilietybės, atsisakė jos. Toks asmuo nebūtų laikomas turėjusiu pilietybę iki 1940 birželio 15 dienos. Tai labai svarbu atkreipti dėmesį, kai gaunate informaciją ir ją pateikti tinkamai. Kasgi gali šį faktą patvirtinti? Visų pirma, tai jūsų turimi giminėse esantys turimi originalūs dokumentai. Tikrai dažnu atveju pareiškėjai turi iki 1940 metų išduotus vidaus pasus, užsienio pasus, galų gale turi ir po 1940 išduotus Lietuvos vidaus ar užsienio pasus, būtent išduotus Lietuvos atstovybėse užsienyje. Tai šių dokumentų pirmiausia reikėtų ieškoti savo šeimose, savo giminėje. Jeigu vis dėlto tokių dokumentų nėra, siūlome, aišku, kreiptis į Lietuvos centrinį valstybės archyvą. Čia rasite informaciją apie asmenų gyvenimo Lietuvoje, turėtą pilietybę, darbą, mokymąsi. Taip pat Kauno regioniniame valstybės archyve yra labai daug vidaus paso kortelių, kitų duomenų, kurie buvo saugomi būtent, yra saugomi Kauno regioniniame valstybės archyve. Tai visada reikia, jeigu duomenų neturite, tai visada tikrai kreipkitės į archyvus, aprašykite tiksliai turimus duomenis apie savo protėvius, kur gimė, kur gyveno, kur santuoką sudarė, galbūt kur dirbo, žinote, tai palengvins ir archyvui ieškoti dokumentų. Taigi dokumentai patvirtinantys turėtą pilietybę, kaip ir minėjau, yra vidaus ir užsienio pasai išduoti iki 1940, užsienio pasai išduoti po 40 atstovybėse, taip pat įvairūs dokumentai, liudintis asmens tarnybą kariuomenėje, valstybės tarnyboje, gimimo liudijimai ar kiti dokumentai, būtent kuriuose tiesiogiai nurodyta Lietuvos pilietybė. Pasitaiko atveju iš tikrųjų, kad pareiškėjas pateikė tik gimimo liudijimą, kad jis gimė Lietuvoje. Tai ir mano, kad to jau pakanka. Deja, jeigu tame gimimo liudijime yra nurodyta, kad
pareiškėjo tėvai ar tas prosenelis ar jo tėvai yra piliečiai, tai taip, tuomet pakaktų, bet turi būti tiesiogiai nurodyta, kad jis yra pilietis. Jeigu tokio įrašo nėra, vadinasi, reikia daugiau dokumentų ir reikia kreiptis papildomai į archyvą ir tų dokumentų užsiklausti. Taip pat turėtai pilietybei tinka ir asmens liudijimai išduoti būtent iki okupacijos arba vėlesni asmens liudijimai, bet juose turi būti nurodyta, kad šis liudijimas išduotas būtent pagal dokumentus iki okupacijos. Vis dėlto, jeigu ir tokių duomenų nėra, galima pateikti turimus duomenis apie mokymąsi, darbą, gyvenimą Lietuvoje, tam tikrais atvejais užsienio valstybės pasą ar kitus dokumentus. Tiesiog mes vertiname visumą ir dažnai vieno dokumento nepakanka. Dar ką noriu atkreipti dėmesį, kad būtent turėtą pilietybę mes vertiname pagal tuos ir kitus netiesioginius įrodymus, remdamiesi 1919 metų sausio 9-osios priimtų laikinuoju įstatymu apie Lietuvos pilietybę. Ir jame buvo nurodyta, kad pavyzdžiui asmenys laikomi Lietuvos piliečiais, kurių tėvai ir seneliai iš seno Lietuvoje gyveno, kurie ir patys Lietuvoje negyvena, bet grįžo Lietuvon gyventi. Asmenys, kurie iki 1914 metų ne mažiau kaip 10 metų Lietuvoje gyveno ir turėjo arba nuosavą nekilnojamą turtą arba nuolatinį darbą. Taip pat laikomi ir Lietuvos piliečio vaikai, jo pati arba našlė, Lietuvos pilietės netekėjusios vaikai, jie nepriimti svetimšalio vaikais. Ta prasme, noriu pasakyti, kad jeigu mes jau prašom dokumentų apie, sakykime, pareiškėjo protėvius, atrodo, iki gimusius 1890-ais ir panašiai, reiškia, mes tikriname, kadangi nėra tiesioginių įrodymų, reiškia, tikriname, ar yra tais netiesioginiais įrodymais, galime priimti faktą, kad tas asmuo atitiko to meto įstatymus, ar iš nuo seno jo tėvai seneliai gyveno, o jeigu ir negyveno, ta prasme, kad gyveno iki 1914 metų ir atitinkamai arba turėjo nuosavą darbą, ar nekilnojamo turtą. Tai dėl to mes prašom visos informacijos, kokią tik tai galite, kad mums pateikti, jeigu ypač nėra tų tiesioginių dokumentų, kurie patvirtina turėtą pilietybę. Virginija, ar aš galiu trumpai pertrauksiu klausimų? Taip. Dabar iš tą, ką dabar taip apibendrintai pristatai, čia nėra įrašyta tavo pristatymai. Tai čia tokie papildomi sprendžiami reikalai, bet netiesioginiai nustatyti. Ar aš teisingai suprantu? Turite omenyt apie tuos netiesioginius įrodymus? Taip, nes aš jų ekrane nematau, apie ką jūs kalbėjote. Taip, kadangi čia aš tiesiog noriu paaiškinti, ką mes vertinam, kai nėra nurodyta tiesioginių tų įrodymų. Tai kuo mes remiamės, kad žiūrim to laikmečio įstatymus ir būtent atkreipiam dėmesį, ar asmuo galėjo tuo metu būti laikomas piliečiu. Ir pagal tai priimam sprendimą. Pavyzdžiui, atkūrimo atveju, jeigu mes nuspręstume, kad pilietybei nepakanka įrodyti, mes priimtume sprendimą, migracijos departamentas priimtų sprendimą, kad konstatuoja, kad nepakanka pilietybei turėtai, arba kad asmuo nėra palikuonis, arba nėra dokumentų, kad gali būti ir kitos valstybės pilietis. Ir toks juridinis faktas tada būtų galimas nusistatyti teisme. Suprantu. Tai čia yra tiek, kai nėra... Taip, kai nėra tų tiesioginių įrodymų, tai jeigu mes matom iš tų netiesioginių įrodymų, kad asmenį galima vis dėlto laikyti piliečių, tai mes tikrai tokio sprendimo nepriimame ir priimame atitinkamai
teigiamą sprendimą siūloma ar vidaus reikalų ministerijai, ar direktorė priima būtent tada teigiamą, nes įvertinom to laikmečio aplinkybės, ar būtų buvęs galimas tas asmuo būti piliečiu. Tai dar iš to kyla labai aiškus toks klausimas. Ar čia būtų, aš suprantu, procedūros, čia būtų lyg jūsų departamento vidinės procedūros, ar jūs turite, reiškia, kai minit teismą, ar į teismą turi kreiptis tas pats, kuris nori atstatyti, ar jūs patys departamentas kreipiatės į teismą, kai yra netikslus, nėra to nurodyto tikslumo ir reikia daryti apibendrintą sprendimą. Ar jūs galite tą daryti, ar teismas turi tą daryti? Mes į pareiškėjo prašymą priimame sprendimą ir pareiškėjas su šiuo prašymu, su šiuo sprendimu kreipiasi dėl juridinio fakto nustatymo į teismą. Tai yra pareiškėjo atsakomybė. Galbūt jis po to sprendimo paaiškės, kad jis dar turi kažkokių dokumentų papildomų, gal pavyks jam rasti ir gal jisai mums pateiks ir mes tiesiog pakeisime savo sprendimą. Įvairių situacijų būna. Ir teismai nustato, ir asmuo randa papildomus dokumentus. Na, sakau, čia toksai netiesioginių įrodymų vertinimas. Aš vėliau skaidrėse parodysiu, kur yra mūsų direktorės minėta metodika, kurią mes remiamės, kaip įrodinėjama pilietybė. Gerai, tai ačiū. Bus nuorodos, tikrai galėsite pasiskaityti ir pasižiūrėti. Labai ačiū, aš kaip tik to klausiu. Taip, tada sekantis dalis yra irgi nemažiau svarbi, tai yra, kas yra tas Lietuvos Respublikos piliečio palikuonis. Tai jo yra vaikas, vaikaitis arba provaikaitis. Tai reiškia 3 kartos nuo to asmens, kuris turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę. Čia yra svarbu, kad turi būti pateikiami būtent dokumentai patvirtintis giminystės ryšį su tuo asmeniu konkrečiu. Tai vėlgi visi jūsų turimi gimimo liudijimai, dokumentai, iš kurių galima nustatyti, kad tai yra jūsų protėvis. Dažnu atveju, ypač pagal moterišką liniją, reikalingi asmenų pavardžių vardų keitimai. Tai čia būtent pabrėžiu, kaip JAV, tai gali būti ne tik santuokos liudijimas, nes dažnai žmonės keisdavosi, kaip matom iš dokumentų, ir norėdami įgyti JAV pilietybę. Tai vardo pavardės keitimas yra būtent natūralizacijos pažymėjimuose, JAV pilietybės ketinimo deklaracijose. Tai šios dokumentus tikrai reikėtų pateikti, jeigu nėra kitų dokumentų, iš kurių galima matyti, kad jo pavardė vardas pasikeitė. Dėl pačių dokumentų patvirtinčių gimimo faktą ar santuoką, būtent iki Lietuvoje sudaryta iki 1940 birželio 15, tai reikėtų kreiptis į Lietuvos valstybės istorijos archyvą. Jie išduoda archyvo pažymas būtent apie gimimą, apie santuoką. Ten būna gimimo pažymos nurodyta, ar gimimo metu yra įrašas Lietuvos pilietis ar nėra, ar santuoką sudarė Lietuvos piliečiai ar ne. Tai tų tokių įrašų būna. Tai čia yra labai dar svarbu paminėti, kad dažnu atveju mums nepakanka įrodymų, kad tai yra tas pats asmuo. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, viename kaime gyveno, sakykime, 5 Petrai Petraičiai. Pareiškėjas pateikė, kad jo senelis gimė tame kaime tokiais metais, o pavyzdžiui, iš archyvo gavom, kad jam tokiam Petrui Petraičiui vidaus pasas be gimimo datos gyvenančiam tame kaime išduotas kokiais, sakykime, 36 ir yra tas dokumentas užsienyje, kad Petras Petraitis atvyko
Tai mums iš tikrųjų dažnai kyla klausimas, ar tai yra tas pats asmuo, ar kuris iš tų 5 tame kaime gyvenusių Petru Petraičiu yra būtent tas pareiškėjo. Ir būtent tas dokumentas, kuris įrodo pilietybę tiesioginis, kuriam iš jų priklauso. Tai vėlgi mes, jeigu ir prašom dokumentų papildomų, natūralizacijos prašymų, ketinimų deklaracijos, atvykimo liudijimų. Tai vadinasi, mums nėra aišku, ar tikrai tas Petras Petraitis, kaip pavyzdys, yra būtent jūsų tas protėvis. Tai šių duomenų tikrai apie atvykimą yra JAV nacionaliniam archyve. Ten toliau bus irgi paminėsiu, kokius archyvus dažniausiai atkreipiam dėmesį, kokius pareiškėjai teikia ir kokius duomenis, kur galima dar surasti. Tai akcentas būtų, kad turite pateikti būtent giminystės ryšį, gimimo liudijimai pirmiausia, o paskui jau kiti turimi dokumentai, iš kurių matytųsi tiesioginis ryšys su pareiškėju ir protėviu, pagal kurį įrodinėja, kad jis yra jo palikuonis. Tai būtų toks akcentas. Kitas svarbus momentas ir vienas iš pagrindinių leidžiančių asmenį būti dvigubų piliečių, tai yra būtent išvykimas iš Lietuvos iki 90 kovo 11. Išvykimas pagal pilietybės įstatymo sąvoką, tai būtent turėjo išvykti iki 1940 metų birželio 15 dienos pilietybę turėjęs asmuo arba tokio asmens palikuonis ir 90 kovo 11 negyventi Lietuvoje. Ir išvykimu nelaikoma būtent kurie po 1940 birželio 15 išvyko iš Lietuvos teritoriją į buvusios Sovietų Sąjungos teritoriją. Tai ką tai reiškia? Jeigu yra, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, asmeniui išduotas 35 metais užsienio pasas, jisai 1949 metais išvyksta iš Vokietijos į JAV, tai mums tada klausimas, tai kur jis išvyko, per kur išvyko, kada išvyko. Ir jeigu pareiškėjas parašys prašymą, kad išvykau 36 metais ir jokių daugiau dokumentų nepridės, tai vadinasi, mes prašysime, kad jis pateiktų, kuris buvo tame laikotarpyje nuo 36 iki 49 metų. Dažnu atveju Lietuvos antrinės valstybės turi duomenis apie 1942 metų surašymo duomenis, tai ten galim pasitikrinti, ar 42 metais asmuo dar gyveno Lietuvoje. Jeigu negyveno, tai vėlgi klausimas, per kur jis išvyko ir kaip išvyko. Tai būtent prašome todėl pateikti tokius dokumentus. Išvykimą iš Lietuvos į kitą šalį, atvykimą į kitą šalį ir nuolatinį gyvenimą kitoje šalyje iki 1990 kovo 11. Tai reiškia, kad jeigu iš šitų 3 punktų bent vieno dokumento nėra, mums tikrai kils klausimas ir mes prašysim jūsų pateikti papildomus dokumentus. Taigi, kur galima rasti papildomus dokumentus? Jei protėviai pabėgo iš Lietuvos ir buvo Vokietijoje tose vadinamose DP arba dipukų stovyklose, reikalinga kreiptis į Arolseno archyvą. Ir būtent Arolseno archyvo originalus lydraštis ir prie jo pridėti dokumentai gali būti pateikiami be pažymos apostilė. Jei asmuo vis dėlto išvyko su viza nuolat gyventi į kitą valstybę sovietmečiu, tai dėl vizos emigravimo bylos turėtų kreiptis į Lietuvos ypatingąjį archyvą. Tenais šie duomenys daugumos atvejų yra.
Taigi, labai daug iš tikrųjų informacijos yra Orolseno archyvuose, dalį informacijos jūs galite susirasti, pasitikrinti ir internetu, susivedę savo protėvių duomenys, bet mums turite pateikti būtent Orolseno archyvo lydraštį originalų ir prie jo pridėtus dokumentus. Jie atitinkamai juos patvirtina. Taigi, išvykimo yra svarbus 3 dalykai. Tai išvykimas iš Lietuvos, kokiais dokumentais ir kada išvyko, atvykimas į kitą šalį ir nuolatinis gyvenimas kitoje šalyje. Nuolatinis gyvenimas kitoje šalyje tai būna įvairiai. Būna vaikai gimsta santuokos, mokėsi, dirbo, užsienio valstybės pasus gavo, galų gale mirties liudijimai, naturalizacijos dokumentai. Atvykimo į kitą šalį. Tai vėlgi yra įvairios kortelės, įvairūs dokumentai, kuriuose nurodyta atvykimo į tą valstybę priežastys, data, netgi su kuo atplaukė ir panašiai. Tiesiog reikia paieškoti. O išvykimą iš Lietuvos, aišku, patvirtina užsienio pasai, galbūt gali būti pateikiama ir nes jeigu prašyme jūs norite, kad 36 gavo pasą, 36 išvyko, bet nepateiksite jokių dokumentų, turėsite tikrai daugiau pateikti dokumentų ir kiekvienu atveju mes žiūrim iš tikrųjų individualiai šitą visą visumą. Išvykimas, atvykimas ir nuolatinis gyvenimas vertinamas visumoje. Tai gali būti, kad pažįstamų paprašyme vienų dokumentų, jūsų paprašysime kitų dokumentų. Reiškia, kad nors jums atrodo, kad tai yra tas pats paketas, ta pati eiga, bet iš tikrųjų taip nėra. Kiekvienas atvejis vertinamas individualiai, netgi tie patys giminaičiai pateikia skirtingus duomenis. Ir vienų gali būti paprašyta daugiau duomenų, kitų tos informacijos nepaprašyta. Tai būtų tada tiek apie išvykimą. Ir kitas labai svarbus dalykas yra tremtis. Asmuo išrinktas iš Lietuvos pagal pilietybės įstatymą yra laikomas vėlgi asmuo, kuris buvo pilietis iki 40 birželio 15 arba jo palikuonis. Ir būtent jie 1940 birželio 15 iki 90 kovo 11 okupacinių režimų teismų sprendimais buvo prievarta iškelinti iš Lietuvos dėl pasipriešinimo režimui, politinių, socialinių ar kilmės motyvų. Tai dažnu atveju irgi atsitinka taip, kad asmuo pareiškėjo protėvis buvo įrašytas į sąrašus, fiziškai nebuvo ištremtas ir yra priimamas neigiamas sprendimas. Dėl to, kad pagal pilietybės įstatymą ištremtas asmuo turėjo būti fiziškai. Jam turėjo būtent prievarta turėjo būti iškeldintas iš Lietuvos ir dėl to negalėjo būti Lietuvoje. Tai tremčiai iš okupuotos Lietuvos yra pateikimi dokumentai patvirtinantys tremtį arba kalinimą koncentracijos stovyklose, Aušvice, Štuthofe ir panašiai. Dėl tremties fakto, kaip ir dėl išvykimo su viza, reikia kreiptis į Lietuvos ypatingąjį archyvą. Dėl kalinimo koncentracijos stovyklose į Orolseno, Štuthofo muziejaus ar Jadvašėm archyvus. Tai būtų pagrindiniai akcentai susiję su tremtimi. Kaip ir minėjau, truputį išrinkom archyvus užsienio valstybių, kur būtent Amerikos piliečiai galėtų kreiptis. Tai JAV nacionalinis archyvas, tai būtent atvykimas į JAV galima rasti.
Hamburgo valstybinis archyvas, tai yra duomenys apie išvykimą iš būtent Hamburgo į Jungtinę karalystę, ar į Pietų Afriką, ar į tolimesnius kitas šalis. Taip pat Jungtinės karalystės nacionalinis archyvas, saugomi laivų keleivių vykusių iš Jungtinės karalystės į Pietų Afriką sąrašai. Arolsono archyvas yra perkeltųjų asmenų asmens kortelės, koncentracijos stovyklose būtent kalėjusių asmenų asmens kortelės. Šiose kortelėse iš tikrųjų labai daug informacijos, kas buvo tėvai, kur jie gyveno 39 metais, kada adresai Lietuvoje, vaikai. Tikrai daug informacijos yra. Štuthofo muziejaus archyvas, tai būtent jeigu buvo, žinote, kad jūsų proseneliai buvo išvežti, tai tenais esančios asmenų kortelės, o Yad Vashem apima visų kitų Štuthofo Arolseno turimos dokumentų kopijos, irgi būtent susijusios su perkeltais asmenimis, priverstiniu išvežimu ir panašiai. Tai kiek pastebėta, tai dažniausiai Amerikos lietuviai, kurie nori atkurti pilietybę, tai kreipiasi būtent daugiau dėl išvykimo arba pateikia konkrečiai tiesiog tremtį iš Lietuvos. Tai daugiau būtų tiek iš tos pačių pagrindinių akcentų. Jeigu dar turite klausimų, tai šioje vietoje tai galėčiau dar pakomentuoti, arba tada eisime toliau prie informacijos apie prašymus pačius. Gerai, tai aš tada vėl šoktelėsiu, man labai dėl tremtinio ir tremtinio palikuonių. Taip. Ar tremtinio palikuonis turėjo irgi išvykti iš Lietuvos prieš 90 metus? Dabar pagal įstatymą jie gali gyventi Lietuvoje. Jiems nėra tos išlygos, kaip būtent išvykimų. Tai taip, gali gyventi. Tai ar aš teisingai supratau, jeigu jis išvažiavo iš Lietuvos, tremtinio palikuonis po kovo 11, jis turi galimybę turi dvi pilietybės turėti, ar taip? Dabar, kai Lietuvos pilietis yra įgijęs kitos valstybės pilietybę ir teikia, kad įgijo, pavyzdžiui, JAV pilietybę ir nurodo, kad yra tremtinio palikuonis, taip, jisai gali šiai dienai išlaikyti dvigubą pilietybę. Aš toliau apie tai pašnekėsiu. Dar bus gerai, tai čia tas gana svarbus aspektas, kur daug kas nežinojo. Taip, čia yra truputį, čia dabar daugiau kalbėjau apskritai apie tuos pačius pagrindinius mūsų principus, tai pilietybė, palikuonis, tremtis ir išvykimas, o toliau jau eisiu per prašymus ir tiesiog paaiškinsiu, kur daugiau atkreipti dėmesį, ką matom, kur būtent Amerikos piliečiai kreipiasi, tai šitą akcentą pasakysiu. Gerai, bet dar prieš nueinant ten, iš tų dalykų, kurie patvirtina pilietybę, be abejo, pasas tai patvirtina, jokio klausimo nėra, bet ar turėjimas nuosavybės nepriklausomai prieš okupaciją, ar čia yra pilietybės įrodymas? Turėti nuosavybę? Taip, gyvenamojo namo nuosavybė nepriklausomai Lietuvoje. Jeigu asmuo, pareiškėjose protėviai turėjo žemės nuosavybės, dirbo iki 1900 birželio 15, būtent iki šitos datos, ir tai yra duomenys, kad jis 21, 28, turėjo žemės, darbą, taip. Ne, aš ne apie žemės darbą, jis fiziškai gyveno Lietuvoje, turėjo pastatą. Aš ne apie žemės darbą, tai čia specifiškas labai jau, labai specifika, bet aš kalbu tik tai apie gyvenamojo namo nuosavybę.
Tai dabar reikia žiūrėti, jeigu nuosavybės dokumentuose, kas yra parašyta. Iš tikrųjų, vėlgi, Lietuvos, kurio laikotarpio turėjo, nes nuo to priklauso, kas galėjo turėti tą nuosavybę. Tai Aš visai supratau, kad tik tai tikėt- piliečiai galėjo turėti. Tikėtina, kad jeigu pateiktumėte dokumentus, tai tikėtina, kad mes įvertinę to meto įstatymus atsivertę, įvertintumėm, kad jie yra piliečiai, tikėtina. Bet, tai aš tik čia daugiau teisės ir būt klausimų. Ar tokie buvo teisės reikalavimai? Dabar, žinokit, tikrai taip konkrečiai neatsakysiu, nes sakau, reikia žiūrėti, kokiu laikotarpiu jis tą turėjo nuosavybę, kas to nuosavybės dokumente buvo parašyta. Na, visumą, vis tiek visumą reikia žiūrėti. Nu, tada aš palieku tada tą toliau klausimą jau. Gerai. Ačiū. Taip, dabar tiesiog tokį parodysiu, kur rasti visą informaciją apie mūsų prašymus, apie paslaugas, kad laisvai galėtumėte bet kada pasiskaityti, kas neaišku, kokie dokumentai turi būti pridėti, kaip pateikti ir panašiai. Tai ieškome informaciją apie paslaugas, pasirenkame kitų šalių piliečiams, pasirenkame, nori tapti piliečių ir įsirenkame, kurio vis dėlto prašymą norime teikti. Ir apie vaikus, čia yra išvardinta, kas gali ir ką gali pateikti, atkūrimui, irgi ar turite pažymėjimą ar neturite ir kokie dokumentai turi būti pridėti. Tai tiesiog prieš teikdami prašymą tikrai pasiskaitykite, mes sudėję čia aktualiausią, naujausią informaciją, ją galima rasti ir anglų kalba, ta pati informacija yra išversta, pateikta, kad galėtumėte skaitytis. Taip pat galima informaciją paslaugas rasti ir būtent Lietuvos piliečiams skirtą informaciją apie asmens tapatybės kortelę, apie daugybinės pilietybės atvejus, apie pranešimą apie įgytą, apie atsisakymą, jeigu vis dėlto nori atsisakyti Lietuvos pilietybės. Tai informacija apie paslaugas migracija.lt, prisijungę visada rasti aktualiausią informaciją, niekur kitur nereikia ieškoti. Mūsų puslapis yra tikrai informacijai pateiktas konkrečiai, aiškiai. Taigi, pačius prašymus reikia teikti per mūsų Lietuvos migracijos informacijos sistemą, taip vadinamąją Migris, adresu, kaip ir sakiau, migracija.lt. Prašymai yra teikiami tik asmeniškai, o vaikų iki 18 metų arba asmenų, kurie pripažinti teismo neveiksniais, prašymus pateikia jų atstovai. Tai būtent per Migris paskyrą reikia susikurti būtent tam konkrečiam asmeniui. Tėvai gali už nepilnamečius vaikus pildyti iš savo paskyros ir nepilnamečiams asmenims paskyrų papildomai kurti nereikia. Dar kas svarbu paminėti, kad jeigu buvo gautas neigiamas atsakymas dėl pilietybės, tai toks prašymas gali būti patikimas ne anksčiau kaip po 1 metų. Tačiau jeigu paaiškėja naujos aplinkybės ar kitais pagrindais būdamas prašymas dėl pilietybės, tai metų laukti nebūtina. Čia yra komentaras, kad kiekvienas į Migris įkeliamas dokumentas turi būti viena atskira byla. Tai tiesiog noriu paaiškinti, kai keliami dokumentai į sistemą, pavyzdžiui, gimimo liudijimo sudaro, sakykime, originalą sudaro 3 lapai ir yra šalia jo vertimas. Tai dažnai pareiškėjai mėgsta įkelti originalo vieną lapą, tada vertimą, tada vėl originalo lapą, tada vėl vertimą. Tai taip siūlau nedaryti, o kelti turimą originalą nuskenuoti ir šalia įdėti nuskenavus kitų failų būtent vertimą. Tai mes matysime, kad jūs turite 2 dokumentus, originalą ir vertimą.
Tai būtų toks prašymas. Toliau parodysiu, kaipgi visgi reikia prisijungti prie migracija.lt. Tai galima prisijungti būtent su elektroniniu paštu, arba jeigu turite asmens kodą ir elektroninės bankininkystės, elektroninį parašą, elektroninį prisijungimą, tai per banką galima prisijungti prie elektroninės valdžios vartus. Dažniausiai ne Lietuvos piliečiai jungiasi, aišku, su elektroniniu paštu. Reikia jungti su tuo paštu, kuris nebuvo nei karto naudojamas. Jeigu, pavyzdžiui, savo paštą užregistravote, panaudojote, pavyzdžiui, sesers prašyme, tai jūs iš to paštu jau nebegalėsite prisijungti ir jums šitas paštas sistemoje nepriklausys. Tai labai svarbu žiūrėti, su kokiu paštu jungiatės ir paskui jungtis su juo visada čia. Taip, čia galima, parodžiau, kad galima tiesiog jungtis prie paskyros ir galima jungtis pasirinkus užsieniečiams, įsivedus pilietybę ir susirasti reikiamą būtent pasirinkimą. Ir vėlgi išmes tą patį prisijungimą, jeigu per vedlį einat, ir reikia prisijungti. Čia rodau testinėje variantą, kaip jungiuosi asmeniškai. Čia galima pasirinkti, kas teiks dokumentų originalus, kur bus teikiami dokumentų originalai Migracijos departamento arba konsuliniai įstaigai. Tai skirtumas yra tame, kad jeigu teiks Migracijos departamente, tai reikės nurodyti, kas pateiks dokumentų originalus. Ar asmeniškai ar ne. Jeigu ne asmeniškai, tai vadinasi atneš įgaliotas asmuo ir tuomet reikės papildomai pridėti laisvos formos prašymą atkurti, grąžinti, suteikti pilietybę, kadangi dokumentų originalus atneš atstovas. Jeigu renkamės, kad teiksime ambasadai dokumentų originalus, reiškia, galėsite tik atnešti dokumentus į ambasadą asmeniškai. Jokie atstovai, įgalioti asmenys negali pateikti. Taigi, čia surašom būtent duomenis prašyme. Toliau grįžtų dar apie tėvus surašom, tada nurodom, kas išvyko, kas buvo ištremti. Sekundėlę. Taip, ir nurodom išvykimo, čia kadangi pasibės atkūrimo prašymas, tai nurodom išvykimo valstybę ir išvykimo datą, nurodom, kokie giminaičiai buvo ištremti, išvykę, nes ką jūs čia nurodite senelis, senelė, tai vadinasi, su jais turėsite nurodyti ir visą turimą giminystės ryšį ir pateikti tai patvirtinčius dokumentus. Tai nurodome senelio, senelės duomenis, teistumo duomenis, patvirtinimus. Ir kas yra svarbu, kad būtent čia reikia pridėti kelionės dokumentą. Tai reiškia būtent kelionės dokumentas su visais turimais įrašais jame, su visais spaudais. Taip pat giminystės ryšiui patvirtinti irgi yra vadinamieji informacinės žinutės, ką turite pateikti, pridėti keitimus. Kiekvienas langelis turi savo pasirinkimą ir būtent į jį reikia sukelti tą informaciją, kurios prašom. Galime išsaugoti, o išsaugojus galėsime grįžti ir redaguoti. Jeigu paspausim tęsti, parodys mums klaidas ir toliau gausime žinutę, čia kadangi pasirinkta ambasada, tai gausime informaciją, kad šiam prašymui yra taikoma išankstinė peržiūra. Taip, tuoj papasakosiu
apie išankstinę peržiūrą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Migracijos departamentas nagrinėdamas atlieka išankstinę prašymą peržiūrų, kai teikiama dėl atkūrimo, dėl sutikimo su paprastinta tvarka, dėl grąžinimo, dėl leidimo prisiekti, dėl teisės atkurti ar lietuvių kilmės pažymėjimų. Tai mes atliekame išankstinę peržiūrą tam, kad jūs jau atėję į ambasadą vieną kartą nebereikėtų jums pateikti papildomai, vaikščioti į ambasadą, papildomai pateikinėti papildomų dokumentų, kada prašymo peržiūra atliekama tam, kad įsitikintume, kad yra sąlygos prašymui, atitinka pilietybės įstatymo, aprašo reikalavimus, kad dokumentai vertimai yra teisingi, apostilės ir sudėtas ant dokumentų. Turinio iš principo nevertiname, tačiau visada pasižiūrime, ar visi dokumentai yra privalomi pateikti. Todėl, jeigu gaunate, kad jūsų prašymai yra atliekama peržiūra, jūs ir gaunate informaciją, žinote, kad reikia patikslinti, tą patikslinimą jūs turite padaryti per 1 mėnesį, o to nepadarius, jūsų prašymas yra atmetamas ir jūs turite vėl teikti iš naujo. Jūsų prašymas šioje vietoje nėra nei priimtas, jisai tiesiog yra prašymas pateiktas, atlikta išankstinė peržiūra, netitikote reikalavimų, paprašyta jūsų patikslinti duomenys ir patikslinus duomenys jūs vėl galėsite teikti. Tik tai Migracijos departamentui patvirtinus, kad su jūsų prašymu viskas yra gerai ir galite kreiptis į ambasadą, jūs galite registruotis į artimiausią ambasadą, kuri jums yra patogi, nes ambasados visos mato prašymus, tai tiesiog, kurių jums patogu, jie kreipiatės ir parodote dokumentų originalus, kuriuos pridėjote būtent prie prašymų. Kokius prašymus teikiate, galite matyti savo Migris būtent paskyroj. Mano prašymai ir šį prašymą galima peržiūrėti, redaguoti, spausdinti, pildyti šio prašymo pagrindu. Tai čia visą matos informaciją ir čia mes su jumis per Migris būtent šią sistemą ir bendrausime ir prašysime pateikti dokumentus. Taip, dar vienas yra svarbus apostilė ir legalizavimas. Tai pilietybės dokumentuose yra privaloma, kad kiekvienas atskiras užsienio valstybių išduotas dokumentas ir kiekvienas atskiras notarinė jai prilyginta tvarka patvirtas dokumentas turi būti patvirtintas ar legalizuotas dokumentas. Ką tai reiškia? Reiškia, kad dokumento originalas turi būti būtent patvirtintas pažyma apostil arba legalizuotas ir jeigu bus daromos kopijos, tai kopija būtent turi daroma nuo originalo su apostile ir notaro patvirtinta kopija vėlgi turi būti patvirtinta apostile. Čia yra tam, kad mums žinotumėme, kad jūs turite tą originalą, tiesiog mums reikalingi originalai, o ne kopijos, tam, kad mes įsitikintumėme dokumento autentiškumu, tikrumu, tai dėl to prašoma būtent ant originalaus dokumento uždėti pažymą apostilę arba legalizuoti. Tiesiog keletas dar pavyzdžių. Tai jeigu pateikiamas dokumento originalas, tai dokumentą pasirašiusio darbuotojo pareigų antspaudo ar parašo tikrumas turi būti patvirtintas pažyma apostil, legalizuotas. Jeigu dokumento originalą pasirašo vienos įstaigos darbuotojas, o išduoda kitas, tai dokumentą išdavusios darbuotojo pareigų antspaudo parašo tikrumas vėlgi turi būti patvirtintas pažyma apostil. Jeigu pateikiamas archyvo išduotas dokumentas, kuris nėra sudarytas elektroniniu būdu, archyvo darbuotojo, kuris pasirašė ir išdavė dokumentą, parašas turi būti patvirtintas pažyma apostil. Pasitaiko ir tokių dokumentų, kai jų tiesiog neįmanoma apostilizuoti, senų dokumentų, tai
tiesiog tuos dokumentus mums pateikite, nes na, gali būti tam tikri dokumentai, nežinau, laikraščiai, seni dokumentai ir jų tiesiog dėl senumo negalima apostilizuoti, tai tiesiog pateikite juos, mes juos vertinsime visumoje. Čia dar ką ir minėjau, kad būtent Arolseno archyvo, jeigu pateiksite dokumentus, tai būtent reikalingas lydraštis ir prie jo pridėti dokumentai. Tai tuomet nereikės jų tvirtinti pažymą apostilį. Taip pat į atvažią muziejaus irgi nereikia dokumentų tvirtinti apostile, nes tai yra kaip ir ne valstybinis archyvas, tai dėl to mes vertinam dokumentus visumoje ir priimam juos ir be apostilės. Bet noriu tikrai akcentuoti, kad būtent ant originalaus dokumento, ir jeigu mūsų specialistai dažnai prašo, kad pateikite originalą tinkamai patvirtintą pagal aprašo vyriausybės nutarimą tvarką, tai mes ir prašom, kad būtent originalus dokumentas būtų patvirtintas pažyma apostilį arba legalizuotas, o jeigu nuo jo padarytos kopijos, tai dar kopijos papildomai, notaro papildomai padarytos kopijos turi būti irgi su apostile. Tai reiškia, ant to vieno dokumento kopijos bus 2 apostilės. Kaip ir minėjau, dokumento originalas, jis neturėtų būti susegamas su vertimu ir pateikiama kaip vertimo dalis. Tai kaip ir sakiau, turėtų būti atskirai keltas originalas ir atskirai vertimas. Dar ką labai svarbu paminėti, kad visi kelti Migris dokumentai turi būti būtent pateikiami originalai atėjus į ambasadą arba atvykus į migracijos departamentą. Asmens parašo tikrumas iš principo, čia nurodžiau pagrindinius, su kuriais dažniausiai susiduria pareiškėjai. Tai kai prašoma naudotis pridamas kito asmens sutikimas naudotis jo byloje esančiais dokumentais, ir kai Lietuvoje teikia prašymą per atstovą, tai turi būti pridėtas laisvos formos prašymas, kuriame jo parašas turi būti patvirtintas notaro, ir būtent tada notaro parašas legalizuotas ir patvirtintas pažyma apostilė. Virginija, matau klausimą vieną čia, ir aš labai, jeigu pastebėt, ar dokumentai iš Lietuvos archyvo turi būti apostilė patvirtinta? Oi, ne. Iš Lietuvos valstybės archyvų tikrai nereikia dokumento apostilizuoti. Čia kalbu tik apie užsienio valstybių dokumentus. Lietuvoje išduoti dokumentai jokie neturi būti apostilizuojami ar legalizuojami, jei tai yra Lietuvos išduoti dokumentai. Ir tada iš to aš supratau, kad Yad Vashem archyvui nereikia apostilės. Yra Čikagoje yra lituanistikos ir studijų centras, kur laikomi irgi pabėgėlių tie archyvai. Ar tiems reikėtų apostilės, ar panašiai kaip Yad Vashem gal nereikėtų? Žinokit, negaliu pasakyti, nes tada tiesiog reikia mums ir patiems įsivertinti, kokia ten yra informacija, ar tai valstybinis archyvas. Jeigu tai yra valstybei priklausantis archyvas, tai tuomet reikia apostilizuoti. Jeigu ne, tai reikia žiūrėti, kur tokie duomenys dar gali būti gaunami. Tai siūlau dar kartą parašyti mums elektroninį laišką ir nurodykit archyvą, ir mes tada pasitikrinsim, pasižiūrėsim ir atsakysim. Gerai. Taip, dar kas yra labai svarbu su pilietybės dokumentais, tai aišku, kai didžioji dalis yra surašyta nelietuviškai, tai turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą, korektiškas, tikslus, ir būtent kartu pateikiant
vertimo teisę paliudinčius dokumentus. Kasgi tie vertimo teisę paliudinčius dokumentai? Tai vertėjo kvalifikacija. Tai sertifikatai, diplomai ar kiti dokumentai patvirtins, kad vertėjas gali versti. Vertėjas turi pat pasirašyti vertimą, patvirtinti ir būtent pateikti, kad jis geba versti. Vertėjui pateikus šiuos dokumentus, jam mes prašytumėm kartą per metus atnaujinti informaciją, ar nepasikeitė jo tos galimybės versti, ir mes apie tai atskirai pasižymim. Tai tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu jau pateikite prašymą ir jūsų yra paprašyta pateikti paliudijimo vertimo teisę paliudinčius dokumentus, tai yra vertėjo kvalifikacija, tai mes norime, kad jūs susiektumėte su savo vertėju ir jam pasakytumėte, kad tau reikalinga pateikti migracijos departamentui, kad tu gali versti, kad tu moki versti, kad tu sugebi ir teisingai verti. Tai mes gavę tokią informaciją, atnaujinsime prašymo nagrinėjimą ir toliau tęsime prašymo nagrinėjimą. Dar ką labai svarbu atkreipti dėmesį, kad jei vertimus atliko kiti asmenys nei nurodyti atstovavimo sutartyje, pareiškėjo atstovas byloje dėl pilietybės negali būti ir atstovų ir vertėjų. Tai prasme, tas pats žmogus negali jūs ir atstovauti ir viską už jūs išversti. Ir vertėjas negali būti susijęs su atstovu ar su jumis giminystės ryšiais. Ar būtų teisinga, kad Lietuvoje sertifikuotas vertėjas tinkamas be papildomų kreipimųsi į jūs? Nėra visiškai taip. Vertimų biurai vėlgi, tie, kurie vertėjai verčiasi individualia veikla, jie turi pateikti diplomus, kad irgi moka versti, sertifikatus, kad sugeba tą kalbą dirbti. O vertimų biurai, aišku, yra truputį su jais kitaip, bet vėlgi turi būti pats vertimų biure atliktus vertimus, vėlgi turi pasirašyti pats vertėjas, jį patvirtinti ir atitinkamas atsakomybės jie prisijima. Tai mums vertimas iš tikrųjų yra labai svarbus, nes nuo to priklauso iš tikrųjų ir sprendimas. Ar koks žodis sakinys bus išverstas ir kaip bus interpretuota, tai dėl to mes ir prašom. Tai ar jūs tada turite sertifikuotų biurų adresus, į kuriuos reikia kreiptis, nes kitaip mes pasiemam vieną ir tada išleidžiam pinigus ir net nežinom, ar jis priimtinas? Ne, tikrai Lietuvoje dar šis sritis dar nėra reglamentuota, prisiekusių vertėjo sąrašo neturime, tačiau kadangi pilietybės apraše yra numatyta, tvarkos apraše yra numatyta, kad su vertimu turi būti pateiktas ir vertimo teisė paliudintis dokumentai, tai mes ir prašom atitinkamai iš vertėjų pateikti sertifikatus, diplomus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad jie gali versti, kad jie moka versti, sugeba versti. Tai reiškia, mums reikia tą prašyti iš jų dabar jau iš anksto? Tai iš principo, jeigu jūs Amerikoje turite tam tikrus vertėjus, kurie yra, kad ir įtraukti prisiekusiųjų sąrašus, konkrečiai, nes jeigu yra įtraukti Amerikos, pavyzdžiui, prisiekusių sąrašus tie vertėjai, tai mums tiesiog reikalingos nuorodos apie tą vertėją ir mes tiesiog įsitrauksime į savo sistemą, kaip jį galinti versti, kad jis teikia kokybiškus vertimus. Tai taip jūs dabar turėtumėte iš tikrųjų paklausti vertėjo, ar jisai sugeba versti, kokie dokumentai jo kvalifikaciją patvirtina. Jo, Virginija, gal aš neužtenkamai tiksliai pasakiau, aš kalbu apie vertėjus Lietuvoje, Vilniuje, kurie turi sertifikatus. Tai dabar, ar tai yra vertėjų biuras, ar yra individuali veikla? Tai jeigu individuali veikla, tai jis turės pateikti sertifikatą, diplomą, kad moka versti. Taip, bet jeigu biuras, tai aš manyčiau, kad jis
negali sertifikuoti, kad kalba gerai išversta, jeigu jis neturi tinkamų diplomų. Ar šitaip galima daryti Lietuvoje? Biuras gali versti, nors ir sertifikuotas, neturėtume diplomus. Aš dėl sakau, šitos srities negaliu labai komentuoti, aš tiesiog sakau, kaip mums turėtų būti pateikiami dokumentai. Ok, tai ar tas nurodymas, aš norėčiau, tada mums reikėtų ir tai biurai pristatyti jūsų reikalavimą tiksliai, nes dabar yra tiek daug atsiminti reikėtų, tai aš norėčiau tą reikalavimą, ko jūs iš biuros reikalaujat, kad galėtumėm jiem pristatyti dabar, nes mes išleidžiam, padarom ir paskui dabar aš jaučiu, kad gal trūksta visko. Tai vat pagrindinis yra akcentas ir tvarkoje, aš paskui tvarka irgi bus pridėta prezentacijoje, kad būtent pateikti kartu vertimo teisę paliudinčius dokumentus. Tai yra vertėjo kvalifikacija. Gerai, pasitėras. Ok, tai aš nenoriu užimti, aš noriu, kiti turi klausimų ir aš padrasinu, tik atmutinkit ir paklauskite, bet kol dar nematau kito, aš tada dar iš to, ką anksčiau sakote, noriu irgi pasitikinti. Ar jeigu žmogus išvažiavo iš Lietuvos prieš 18 metus, 19-18, aš lyg tai supratau, kad yra kažkoks lietuvių kilmės ir gyvenamo stadijos Lietuvos teritorijai galimybę atstatyti pilietybę, dvigubą pilietybę. Ar aš nesupratau jūsų? Čia dabar jūs minit apie 1918 metus. Taip, prieš juos išvažiavusiam žmogui. Ar jis turi kokią nors galimybę atstatyti pilietybę, bei turėti dvigubą pilietybę? Dabar reikia žiūrėti, kokie yra dokumentai, ar jis įrodo pilietybę iki 400 turėta, pirmas dalykas. Antras dalykas, ar jis negrįžo Lietuvą iki 40, iki 90, kada išvyko iš Lietuvos. Ta prasme, taip paprastai atsakyti, negaliu atsakyti, iš tikrųjų, taip paprastai negaliu atsakyti, nes reikėtų vertinti visumą. Ne, bet aš labai supaprastinu. Žmogus niekad negrįžo į Lietuvą ir jis išvažiavo 19 šimtmetį, 1902 metais, kaip pavyzdys. Nes tokių žmonių į mane kreipiasi ir aš noriu jiem biškį aš jiems sakau, jūs neturite, jeigu jūsų proseniai neturėjo nepriklausomos Lietuvos pilietybėms, jums kelio jokio nėra. Ar aš teisingai jiems pasakau? Taip, reikalinga turėti visų pirma pilietybę Lietuvos iki 40 birželio 15. O tada tik tai seka išvykimas arba tremtis iš to. Bet jeigu negyveno Lietuvoje nuo prieš nepriklausomybės paskelbimą iš viso, tai aš manyčiau, kad čia aš kalbu apie tą angliakasių kartą. Jeigu jis visiškai negyveno Lietuvoje, tai tikėtina, kad jam dviguba nepriklauso. Bet jeigu jis įrodytų, kad jis turėjo pilietybę iki 40 birželio 15, galbūt jam priklausytų tik atsisakius turimos užsienio valstybės. Ne kaip dvigubam piliečiui, bet pasirenkant Lietuvos pilietybę, atsisakydamas kitos valstybės pilietybės. Tai čia reikia visumoj. O jeigu... Aš nesiūlau prieš prašyti, bet mes turime Amerikoje daug tokių žmonių, kurių palikuonis yra... Bet jie išvyko ne iš Lietuvos. Ne, jų palikuonis, jų proseneliai išvyko iš Lietuvos, pabėgant nuo caro kariuomenės. Ir jie atsirado Pensilvanijos angliakasių rajonuose, steigė klubus, knygas, bet niekad nebegrįžo Lietuvon. Dabar jie skaitosi save lietuvių kilmės, kai juos įtraukiami lietuviškas akcijas, jie dalyvauja ir tada prieina prie manęs, ar aš galiu irgi atstatyti Lietuvos pilietybę, dabar jis neatsisakys jau Amerikos, tam per vėlu yra, bet ar jis turi kokią nors kelią dvigubai pilietybei atstatyti? Kelias visuomet turbūt yra, bet aš sakau, aš taip konkrečiai atsakyti gali ar negali, negaliu, nes tikrai turime žiūrėti visumą. Galbūt jisai mano, kad, nežinau, grįžo, negrįžo, gal apie tą prosenelį iš tikrųjų ne vieną atvejį turim, kad paaiškėjo, kad grįžo į tą Lietuvą, kad ir ten trumpam,
ten dėl kažkokių priežasčių ir tiesiog žiūrim visumoje, ar galima išlaikyti dvigubą. Tai čia reikia jau konkrečių dokumentų, aprašymo situacijos, tai tokius atvejus aš manau siūlau nukreipti į mūsų info@migracija.gov.lt ir asmuo tegul surašo savo gyvenimo istoriją ir tada. Atsiprašau, Virginija, aš turiu padėti žmonėms savo visuomeninėse pareigos. Aš nenoriu tai sakyti, turėtų būti kažkoks apibendrinimas, kuris uždaro duris. Jeigu niekad nebuvai Lietuvoje, jeigu prieš nepriklausomybę išvažiavai ir niekad negrįžai, kažkokius reikia padaryti gaires. Žiūrėkit, aš tada paprastai atsakysiu. Jeigu asmuo išvykęs iki 1918 metų nebuvo Lietuvos Respublikos piliečių, tai jam pilietybė dviguba nepriklauso. Jis išvyko iš Lietuvos ir neturėjo nei vidaus paso, nei užsienio, nei jokius ryšių su Lietuva, tai galime laikyti, kad toks asmuo nebuvo pilietis ir jis negalėtų būti dvigubų piliečių. Gerai, tai pagal kilmę ir pagal gyvenimą Lietuvos teritorijai prieš 18 metus nesudaroma jokia prielaida, jeigu neturėjo ryšių su nepriklausoma Lietuva. Ar teisingai paaiškinau? Aš truputį kitaip perfrazuosiu. Jeigu asmuo išvykęs iš Lietuvos iki 1918 metų neturėjo pilietybės iki 1940 birželio 15, tai jis pretenduoti į pilietybę negali. Apie jūsų minimą kilmę aš truputį toliau pakalbėsiu. Tai dabar dar tiesiog parodo, kokie yra prašymai ir truputį jums bus aiškiau. Gerai. Tai ačiū. Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas būtent taikomas asmenims, kurie iki šio 2011 balandžio 1 įsigaliojusio įstatymo nėra įgyję Lietuvos pilietybės ir tai yra asmenys iki 400 turėjo pilietybę arba jų palikuonis. Tai dauguma pagal tai ir atkūrinėja pilietybę. Tai asmuo gali atkurti, jeigu nėra kitos valstybės pilietis, bet taikomos išimtis būtent jeigu yra išvykęs, ištremtas arba tokio asmens palikuonis ir gali kreiptis dėl pilietybės atkūrimo. Pilietybė yra atkuriama tik vieną kartą ir jeigu yra aplinkybių, dėl kurių jinai negali būti atkuriama, kaip grėsmės rengėsi kėsinosi padarė tarptautinius nusikaltimus ar nusikalstamas veikas prieš Lietuvos Respubliką, tokiam asmeniui pilietybė bus neatkurta. Lietuvių kilmės asmenys. Tai būtent tautybė, susijęs su lietuvių tautybė. Tai lietuvių kilmės asmuo yra laikomas toks asmuo, kurio tėvai arba seneliai, arba vienas iš jų buvo lietuviai. Tas asmuo pareiškėjas taip pat turi laikyti save lietuviu ir deklaruoti tai rašytiniu pareiškimu. Tai šie asmenys, kurie yra lietuvių kilmės, kurių tėvai seneliai yra lietuvių tautybės, gali įgyti supaprastintą tvarką pilietybę, netaikant jiems natūralizacijos sąlygų. Reiškia nereikalingas pragyvenimas, laikotarpis Lietuvoje, nereikalingas egzaminai, konstitucija lietuvių kalbos egzaminas, nereikalingos pajamos, tiesiog būtent įrodyti tą kilmę. Bet ką noriu dar pasakyti, kad dažniausiai įrašai yra dėl tautybės yra gimimo liudijimuose. Bet vien įrašo gimimo liudijime nepakanka, nes ir teismai yra pasisakę apie tai, kad lietuvių kilmė turi būti įrodinėjama objektyviais duomenimis, tai vadinasi dokumentais turi asmuo pasireikšti, kad jisai kilmė, kalba, papročiais, religija, tradicinių gyvenimo būdų ir panašiai priklauso lietuvių korpusui, o kad jis tave laiko lietuviu, tiesiog apsisprendęs, kad yra lietuvis, tai dar nėra visiškai pareiga būtent tokiam žmogui įgyti, suteikti pilietybę supaprastinta tvarka. Tai ką noriu pasakyti, kad mes galime paprašyti ir daugiau dokumentų, ne tik apie
pagal įstatymą tėvus senelius, bet ir apie prosenelius, jų ryšį su Lietuva, senelių ryšį su Lietuva, jeigu jie buvo išvykę ar gimę ne Lietuvoje, bet jų tautybė lietuvis. Tai visumoje dokumentų vertiname ir atitinkamai priėmame sprendimą. Tai lietuvių kilmės asmuo, lietuvis, nėra tas pats, kas yra Lietuvos Respublikos pilietis. Nes Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ne tik lietuvių tautybės, o lietuvių tautybės asmuo nebūtinai gali būti Lietuvos Respublikos pilietis. Jeigu iš asmens vis dėlto pilietybė buvo atimta, ją galima susigrąžinti vieną kartą. Jeigu pilietybė buvo suteikta išimties tvarka, dėja tokios galimybės nebėra. Susigrąžinti pilietybę gali asmenys, kuriems buvo suteikta naturalizacijos tvarka ir kurie jos neteko, tai tokie asmenys turi atsisakyti kitos valstybės pilietybės, 5 metus teisėtai nuolat gyventi Lietuvoje, turėti teisę nuolat gyventi, turėti teisėtą pragyvenimo šaltinį. Taip pat gali grąžinama būti ir pilietybės netekusiam asmeniui, kuris buvo įgijęs Lietuvos pilietybę iki jam sukako 18 metų ir dėl to, kad jo vienas iš tėvų buvo įgijęs Lietuvos pilietybę naturalizacijos tvarka. Taip pat dažnu atveju irgi kreipiasi dėl grąžinimo, tai kai Lietuvos pilietybė įgijo gimdamas arba kuriam pilietybė buvo atkurta ar suteikta supapratinta tvarka, ir atitinka sąlygas daugybiniai pilietybei, tai grąžinasi pilietybė prezidento dekretu. Kai asmeniui yra suteikta pilietybė prezidento dekretu ar grąžinta, asmuo turi viešai ir iškilmingai prisiekti, o prisiekti gali tik tai atitinkamai įvykdęs tam tikrus įsipareigojimus, jeigu privalėjo atsisakyti kitos valstybės pilietybės, tai tik pateikęs įrodymus. Tai asmenys be pilietybės prisiekia per 6 mėnesius, o asmenys, kurie prašymo pateikimo metu nurodė, kad yra raštu pareiškę savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, pateikia įrodymus, kad nebėra kitos valstybės piliečiai, turi prisiekti per 2 metus, būtent nuo prezidento įsigaliojimo dienos. Iš Amerikos berods tokių yra vienetai, tai informacija tiesiog bendro pobūdžio. Kita svarbi informacija yra apie vaikus. Tai visi vaikai, kurie gimė nuo 2011 balandžio 1, tai yra galiojant dabartiniam pilietybės įstatymui, ir jeigu iš jų jo vienas iš tėvų buvo Lietuvos pilietis, vaikas laikomas, kad gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, nesvarbu, kur jis gimė. Ir būtent tokių vaikų nuo 11 metų, apskaitant civilinės metrikacijos įstaigoje gimimą Lietuvoje, ir yra kartu suteikiamas asmens kodas ir rašoma Lietuvos pilietybė. Tai tokie vaikai, kurie turi ir kitos valstybės pilietybę, tėvai turėtų, vėliau parodysiu kitą dalį, teikti pranešimą apie įgytą kitos valstybės pilietybę ir nurodyti, kad kitos valstybės pilietybė įgijo arba gimdamas, arba iki 18 metų, tam, kad mes susivestumėm duomenis apie jų turimas užsienio valstybių pilietybės. Kiti vaikai yra gimę laikotarpyje nuo 2008 iki 2011, tai būtent irgi yra numatyta, kad nesvarbu, ar vaikas gimė, kur gimė, jis laikomas Lietuvos piliečiu, jeigu jo vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo pilietis. Ir paskutiniai asmenys, kurie gimė nuo 900 kovo 11 iki 2000 Liepos 22 dienos, jiems yra taikomas Lietuvos Respublikos fakto konstatavimas, Lietuvos Respublikos pilietybės fakto konstatavimas. Tai pats naujausias pakeitimas įsigaliojęs 23 gruodžio 1 dieną, kad asmenys, kurie jau yra pilnamečiai, gimė šiame laikotarpyje, gali patys teikti prašymą dėl pilietybės ir nurodyti, ar jie gimdami įgijo kitos valstybės pilietybę ar iki 18 metų. Tai raginu priminti savo bendruomenės nariams, kad jeigu yra dar tokių piliečių vaikų, kurie
iki šiol neturi pilietybės, bet jų tėvai jų gimimo metu buvo Lietuvos piliečiai, tai kreiptis ir pateikti dokumentus, užpildyti per Migris prašymą, nuvykti į ambasadą ir tikrai susitvarkyti tą informaciją, nes tikrai yra tam puiki proga. Taip pat noriu priminti, kad nebėra prievolės iki vaikui sueis 21 metai pasirinkti, kurios valstybės pilietybę jis pageidauja turėti. Ši prievolė panaikinta 2015 metais, o įvaikintiems vaikams 2018. Tai jeigu yra dar tame tarpe tokių jūsų žinioje šeimų, dėl kurių buvo priimti sprendimai, kad jiems reikės pasirinkti, kurios pilietybės jie nori, tai to reikalavimo jau seniai nebėra ir tie tokie asmenys laikomi piliečiais visą gyvenimą. Žiūrėkit, patikslinti, čia labai svarbus dalykas, ką tik iškėlė, aš norėčiau labai patikslinti pats. Reiškia, vaikai gimę Amerikoje, Lietuvos pilietybę turinčių tėvų, turinčių, taip. Turinčių tėvų, taip. Reiškia, jeigu jie turi Lietuvos pilietybę dabar, išvažiavę po 90 metų, daugumoje jie neturės Amerikos pilietybės. Žiūrėkit, čia yra labai paprasta. Jeigu tame tarpe nuo 90 kovo 11 iki 2008 Liepos 22 gimė vaikai ir jų gimimo metu vienas iš tėvų buvo Lietuvos pilietis, nesvarbu, ar jis dabar yra jau netekęs ar ne, vaikas gali turėti Lietuvos Respublikos pilietybę kaip dvigubą pilietybę. Tai čia yra svarbu, kad tie asmenys kreiptųsi, jeigu tėvai, aišku, yra įgyję kitos valstybės pilietybę, jiems reikia irgi pranešti, jų yra pareiga pranešti, kad jie tą užsienio valstybės pilietybę turi. Ir atitinkamai pagal juos žiūrima ir vaikų pilietybė. Tai jeigu tėvai įgijo tik dabar pilietybę ar po vaiko gimimo, sakykime, užsienio, tai vaikui tai priklauso Lietuvos pilietybė. Vaikas tada, jeigu aš supaprastintai vilkitama, aš manau, kad suprantu, kad toks vaikas, nesvarbu nuo jo tėvų dabartinės situacijos, turi teisę, gali turėti dvi pilietybės. Gali turėti. Ta prasme, čia yra tik tai akcentas toks menkas, jeigu vaikas, tai vienas iš tėvų yra pilietis ir tas vienas iš tėvų įgijo kitos valstybės pilietybę dar iki vaiko gimimo, tai čia galbūt būtų tas toks atsargesnis variantas, ar tikrai vaikui priklauso. Bet jeigu po vaiko gimimo, tai tikėtina, kad viskas yra tenais gerai. Suprantu, labai aišku, labai gerai, ačiū. Na ir aš jau beveik į pabaigą, dar tiesiog priminsiu, kada pilietybės netenkama, tai atsisakius, įgyjus kitos valstybės, išskyrus numatytus tuos atvejus, jeigu tarnauja kitos valstybės tarnyboje neturėdamas Lietuvos vyriausybės leidimo, tai vėlgi, jeigu turite šaukiamojo amžiaus asmenų Amerikoje ir jie nori tarnauti Amerikos pajėgose, jie turėtų gauti Lietuvos vyriausybės leidimą, jeigu jie yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Taip pat įgyjus pilietybės pateikus suklastotus dokumentus, aplinkybėms, kai negalėjo būti grąžinta, kad sprendimas pažeidus įstatymą priimtas, kai nepateikė papildomų dokumentų, kad neteko po priesaikos kitos valstybės pilietybės. Ir būtent paskutinis punktas, jeigu asmuo, kuris įgijo išimties tvarka, kelia grėsmę Lietuvos ar ES saugumo interesams. Tai čia galbūt skamba taip drastiškai, bet tiesiog noriu informuoti, kad pranešimas apie įgytą kitos valstybės pilietybę nėra iš karto netekimas Lietuvos pilietybės. Nes tikrai turime tų punktų, kada asmuo gali būti dvigubų piliečių ir tikrai piliečiai naudojasi
šią teisę ir galimybę. Tai vėlgi primenu, kad asmenys gali likti dvigubais piliečiais, kurie Lietuvos ir kitos valstybės pilietybės įgijo gimdami, asmuo yra ištremtas, išvykęs arba tokio asmens palikuonis iki 4 kartos, taip pat, kai sudaro santuoką su kitos valstybės piliečiu, bet čia labiau turima omenyje tas rytų valstybės, kur santuokos pagrindų įgyji, nes jeigu Amerikos, tai tiesiog tu gauni lengviau santuokos pagrindų pilietybę kaip naturalizacijos tvarka, supaprastinta tvarka, ta mintis, nes tu atskirai rašai prašymą. Tai taip pat Lietuvos pilietis, kurį įvaikino užsienio valstybės piliečiai ir būtent tas, kaip ir sakau, paskutinis tas atnaujinimas, palengvinimas, kad praplėtimas, kad asmo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę iki 18 metų įgijo negimdamas. Amerikoje, manau, šis punktas gal nėra labai populiarus, nes kadangi gimsta Amerikoje, tai praktiškai didžioji dalis ir įgyja gimdami Amerikos pilietybę, nebent yra konsulų vaikai, tai ten truputį tos išimtis. Tai kas svarbu paminėti apie tuos pranešimus, tai tikrai, kad asmenys privalo pranešti per 2 mėnesius apie įgytą kitos valstybės pilietybę. Jeigu nepranešė per 2 mėnesius, tegul praneša. Įstatymai yra, aišku, numatytos pareigos, kad neįvykdė pareigos užtraukia baudą, bet vėlgi, kaip ir minėjo direktorė, mes norime, kad piliečiai, būtų jų daugiau, jie kreiptųsi, mes žinotumėm apie juos informaciją, kad jie nebijotų kreiptis ir pranešti apie turimą kitos valstybės pilietybę, nes tikrai tai yra aktualu žinoti, kiek mesgi turime tų daugybinės pilietybės turėtojų, kokių valstybių, tai tikrai visam valstybės mechanizmui tai yra tikrai labai svarbi informacija. Bet leisk man dar tada šito klausimą, nes aš tą dažnai girdžiu, čia ne tiek iš mano kartos, bet iš kitų. Jeigu aš pranešiu, kad aš turiu Lietuvos pilietybę, kitaip sakant, daug kas atvažiavusių po 90 metų sąmoningai nepasiskelbė, nepraneša, nes jie nori laikyti kišenį Lietuvos pilietybę ir turėti Amerikos tuo pačiu laiku. Tai aš negaliu įsivaizduoti, kas norėtų pranešti, kad jie gali tada prarasti. Ar aš kažko nesuprantu, nes aš taip man teigiamai. Nebūtinai praras. Tikrai yra ir nemažai, kurie kreipiasi, kur tremtinių, išvykusių asmenų palikuonis, bet esmė tame, kad tokie žmonės apsunkina savo vaikams gyvenimą, nes tikėtina, kad jų vaikai taip pat turi jau Lietuvos pilietybę ir Amerikos vaikai turi. Ta prasme, visumoje Migracijos departamentas, vykdydamas savo funkcijas, gaus informaciją apie asmenis, su laiku gaus. Tai tas netekimas, kad nepranešiu, nes noriu naudotis, jisai nėra geras toks dalykas. Tiesiog yra, aš tiesiog aiškinu, kad yra asmens pareiga, piliečio pareiga pranešti. Jisai kaip pilietis privalo. Aš neturiu tokio moralinio ginčo visai su tavim. Aš galiu pilnai pritarti, kad taip turėtų būti. Aš tik norėjau žinoti tikslų atsakymą ir suprasti žmonės, kurie man vienaip sako. Ir aš norėjau tik tai suprasti, iš kurios pusės jie pasisako. Tai aš suprantu dabar. Jie, kaip sakai, nebūtinai praras. Tai čia ir žmonės nori užtikrinamumo. Tai jeigu jie žino, kad gal bus, gal nebus, tai todėl ir laikys kišenį. Aš žinau, ką žmonės daro. Aš tik tai norėjau pasitvirtinti, kad gal kažkas kažko nesuprato, bet aš matau, kad visi supranta tiksliai situaciją. Yra įstatyme konkretus atvejai nurodyta, kad asmuo gali būti ir kitos valstybės pilietis ir dėja, jeigu netitinka tų sąlygų, taip bus įformintas pilietybės netekimas. Prasme, tu jau supranti, kad įgydamas kitos valstybės pilietybę, tu prarasi Lietuvos, tai čia tiesiog reikia įsivertinti,
kuri pilietybė tau yra labiau reikalinga. Na, dabar yra toks laikas, kad tu turi iš tikrųjų įsivertinti. Ir valstybės nustatyti mechanizmai, jie veikia. Jie veikia dėl visų piliečių. Suprantu pilnai, ką jūs sakote. Aš tik, žinai, čia tik dėl konteksto biškių, kad jo mes biškį nukrypstamą, žinoma, aš jau daug čia laiko. Į mus kreipiasi ir užsienio reikalų ministerija, kada nors ir kariuomenės ministerija, karo ir gynybos ministerija, kad Amerikoje gyvenantys lietuviai diaspora prisijungtų panašiai kaip žydų tautos žmonės Amerikoje prisijungia padėti Izraeliui. Bet jeigu žmogus nėra pilietis, tai jis nieko čia Amerikoje negali daryti. Jis jokios įtakos Amerikoje neturės. Tai reiškia, mums kalbinti žmonės daryti, ką nors Lietuvos tokio atžvilgio, arba kai anksčiau visi, kurie turėjom Amerikos pilietybę, NATO bandėm įstoti, padėti su politikais Amerikoje. Jeigu nesi Amerikos pilietis, tu negali. Tai yra, teisingai sakai, yra ir žmonaus asmeniškas įsipareigojimas, bet taip pat, jeigu jis pasilieka Lietuvos piliečių tik tai jis jokios įtakos į tą pasaulį, kur tu nori, kad įtaigotų Lietuvos naudai, irgi negali turėti visai. Tai čia yra tokia, bet čia yra kontekstas, čia nėra... Bet žiūrėkit, dar yra tokie asmenys, kurie tikrai prisideda prie Lietuvos garsinimo ir jiems reikalinga, sakykime, kaip jūs sakote, Amerikos pilietybė. Yra numatytas tas atvejis, kad jeigu asmuo turi ypatingų nuopelnų Lietuvai ir įgyjęs per 2 mėnesius pateikia prašymą dėl išsaugojimo pilietybės ir prezidentas gali priimti sprendimą išsaugoti jam tą pilietybę. Tai tiesiog reikia kalbėtis reikia ir žiūrėti tas priežastis, kodėlgi visgi taip yra, kodėl žmonės slepia. Neeiliniams asmenims tą tikrai galima, tas tinka labai. Aš sakyčiau neeiliniams, bet ne masiniam mastu. Bet aš tą gal palikim, man dar tik tai, aš manau, kad visiems dar būtų įdomu išgirsti. Žinai, daug kalbėjote apie archyvus, kad prie archyvus galima prieiti. Ar gali biškai tik aš archyvų prieimo prie archyvų Lietuvoje visai nesuprantu. Ar čia yra nueini kaip asmuo, samdai advokatą, moki pinigus, lauki mėnesį. Kokia čia procedūra yra su tais archyvais? Jūs jungiatės archyvai.lt, prisijungite, ten yra aiškiai aprašyta, ką turite pateikti, kokį prašymą užpildyti, nusiunčiate jiems užpildytą informaciją, jie jums atsako, kiek kainuoja, padarote pavedimą ir jie jums suieško. Ir tada atsiunčia jums nurodytų adresų tą visą informaciją. Tikrai advokatų nereikia, užpildote prašymą patys archyvai.lt, ten beros reikia pačiam užpildyti, dabar negaliu pasakyti, bet pačiam užpildyti Wordą, prieiti turimus informaciją, kiek daug plačiau aprašyti, nusiųsti beros jiems elektroniniu paštu atgal ir jie ten atsakys, paskaičiuos, kiek kainuoja ir susimokėti ir tada jie suras. Ir ar kai mums reikėjo kartą, tai mes paprašėm giminės Lietuvoje, tai jie ten nueina į archyvus, paprašo ir paskui ir gauna. Ar galima, reiškia, būnant Lietuvoje asmeniškai tą tvarkyti, ar reikia per internetą? Galima. Yra skaityklos, jūs galite tenai susirinkti pagal leidžiamas skaityklose, kokius norite užsakyti katalogus, ten tas bylas, jį atneša ir jūs galite patys ieškotis, apie savo giminę ieškotis, taip, galite. Visa informacija archyvai.lt. Gerai, labai tas gerai. Tada ačiū. Gali dar pasakyti, kas tas Arolson yra, sakė, daug kartų minėjęs. Arolsono archyvas yra Vokietijoje. Tikrai įveskite internete Arolsono archyvas, jums išmes informaciją, jūs ten galėsite online pasižiūrėti tam tikrus duomenis, bet jie dar nėra visi sukelti, tai dėl to reikia rašyti archyvui papildomai ir archyvas papildomai išduoda ten tas pažymas. Tai dalį informacijos galima rasti online, bet kad jinai būtų patvirtinta, reikia į patį archyvą parašyti, jie ten turi savo sistemas. Tikrai nesudėtinga. Ar čia Vokietijos archyvas? Čia Vokietijos, taip. Vokietijos archyvas, aha. Taip, Vokietijos archyvas. Ir jeigu aš supratau teisingai, dėl to archyvų ištraukų nereikia apostilių, taip? Taip, būtent iš šio archyvo.
Labai gerai. Ačiū už tą. Ir einu prie tų mano paskutinių. Minėjot, kai aš grįžtu į pradžią, pilietybės, kaip sako, paso turėjimas prosenelių, senelių užfiksuoja tą pilietybės turėjimą nepriklausomai Lietuvoje. Ar yra, ir aš kai klausiau, ar nuosavybė žemės, ar tai pastatų, ar tas suteikia, tas kaip yra reikalaujama buvo, jeigu tik tai piliečiai galėjo turėti. Aš dabar nenoriu specifiškai, ir pati atsakai nuo visumos priklausomo, bet ar tą visumą suprasti, man reikia pateikti dokumentą jums, ar aš galiu eiti teisėjus, ar jūs turit išdėstytą kažkokią tvarką, per kurią aš galiu pažiūrėti, ar man atitinka ar netitinka tie reikalavimai dėl. Bet apart paso, koks specifinis dokumentas, kaip nuosavybės turėjimas, ar sąlygotas turėjimas, kaip aš galiu surasti tą informaciją? Aš sakau, toliau aš dabar pabaigsiu apie atsisakymą ir manau, jums atsakysiu tuo į visus klausimus. Tai pabaigiam tada apie atsisakymą. Lietuvos pilietis gali atsisakyti Lietuvos pilietybės, išskyrus tuo atveju, jeigu yra paskelbta karo padėtis, jeigu asmuo liktų be pilietybės ir jeigu yra įtariamas ar padaręs nusikalstamą veiką prieš Lietuvos Respubliką, vaiko prašymą leisti atsisakyti privalo užpildyti abu tėvai. Turi būti pateiktas nuo 14-18 metų vaiko sutikimas dėl pilietybės atsisakymo. Ir jeigu atsisakoma, tai dažniausiu atveju turi būti pridedamas garantinis raštas, kad asmuo įgis kitos valstybės pilietybę, tai yra, kad neliks asmenių be pilietybės. Taip pat yra atsisakoma, pavyzdžiui, kai yra dvigubas pilietis, jis turi teisę būti dvigubu, jis tiesiog rašo atsisakymą ir nenori būti piliečiu. Tai yra toks variantas, tai Lietuvos pilietybės pranešimas apie įgytą kitos valstybės pilietybę yra nemokamas, o atsisakymas yra apmokestinamas. Tai toks ir būtų skirtumas. Taip, dabar ką noriu pasakyti, kad prašymai suteikti asmeninio pobūdžio informaciją nėra teikiami nei telefonu, nei šios diskusijos metu. Tiesiog, jeigu turite konkretų klausimą dėl susijusių su savimi, tai turite arba pasirašyti kvalifikuotų elektroninių parašų prašymą ar siųsti elektroniniu paštu, arba pasirašytą popieriuje paštu, bet jeigu neturite elektroninio parašo, tai pridėti reikalinga savo asmens dokumento kopiją, o jeigu atstovauja kitas asmuo, tai jeigu atstovaujate kitą asmenį, tai būtent įgaliojimas jums tokius duomenis gauti. Ir paskutinis būtų akcentas, kurgi yra tie mūsų visi teisės aktai. Mes turime puslapį ne tik migracija.lt, kuris yra skirtas prašymų pateikimui, bet ir turime migracija.lrv.lt, kur yra būtent mūsų visa informacija apie paslaugas, apie teisinius dalykus, apie struktūrą ir panašiai. Tai būtent rasite teisės aktus susijęs su pilietybė, tai teisinė informacija, teisės aktai. Pilietybės įstatymas, pagrindinės yra pilietybės įstatymas, vyriausybės nutarimas dėl pilietybės dokumentų rengimo tvarkos, kuriame yra nustatytas, kokie dokumentai turi būti išversti, kokie postilizuoti, kaip turi būti teikiami. Ir žinoma, jau nekartą minėta direktorės pasirašyta įsakymas dėl prašymų dėl pilietybės atkūrimo metodikos. Tai čia rasite šitoje metodikoje, kaip mes vertiname kiek šimtų turėtą pilietybę, šiek tiek apie tuos tokius specifinius, kur jums kyla klausimų, kaip vertinami, kokie dokumentai turi būti pateikimi papildomai be paso. Tai metodikoje rasite tą informaciją. Tai mano atsakymas, kad jeigu asmuo turi papildomus kitus dokumentus, ne pasą, o nuosavybę,
gimimą savo, ar ten tų prosenelių tų gimimą, jų nuosavybę, vaikų gimimų santuoką, tokių daugiau visumoj dokumentų, jisai gali teikti prašymą, atitinkamą prašymą dėl atkūrimo ar pranešimą apie įgytą kitos valstybės pilietybę. Ir migracijos departamentas įvertins ir atsakys, ar pakanka tų duomenų, ar dar paprašysime daugiau, nes pavyzdžiui yra kaip pagal 1919 metų įstatymą, kad asmuo turėjo Lietuvoje pragyventi ne mažiau nuo 14 metų, ne mažiau kaip 10 metų ir turėti nuolatinį gyvenamąją vietą ar darbą. Tai labai daug, sakau, susijusių dalykų ir tiesiog galbūt, kad jums būtų aiškiau, pabandykit, sakau, surašyti mums į info tokią informaciją, kokios jums maždaug atmintinės galbūt reikia, kaip palengvinti, kad jūs patys galėtumėte užsipildyti tuos prašymus ir tikrai nebūtina kreiptis į advokatus, tikrai suteiksime visą reikalingą informaciją, nukreipsim, kokius dokumentus reikia pateikti, kur kreiptis. Tai mes gavę prašymą tikrai vertinam jį visapusiškai, įvertinam asmens, vis tikrai perklausėm, gal turi jisai dar kažką mums daugiau pateikti, plačiau dokumentų, nes kartais atrodo, kad žmogus, bet pareiškėjas sako, neturiu, bet jeigu mes aprašom dar kažkokių papildomų tokių tiesiai per aplinkui dokumentų, pareiškėjo, pavyzdžiui, pareiškėjo protėvių, brolių, ten, nežinau, kitų vaikų gimimų, na, mes tikrinam visumą. Tai tikėtina, atrodo, tokie mažareikšmiai dalykai, bet jie kartais daug nulėmė toj visoj visumoj. Tai iš mano pusės būtų tiek. Ačiū už dėmesį. Aš turiu trumpą klausimėlį. Ar aš galėčiau paklausti trumpą klausimėlį? Jeigu aš pateikiu, ar kas nors pateikia duomenis, dokumentus Lietuvoje ir jums neatitinka, ar trūksta daugiau, ar tas asmuo gali vėl papildyti juos, sakykime, Vašingtone? Ar turi vėl grįžti į Lietuvą tuos duomenis dokumentus pateikti? Dabar yra toks vienas mažas niuansas šiai dienai, kad jeigu prašymą teikiate per ambasadą, tai papildomus dokumentus, arba teikite per Lietuvoje, bet gyvenate užsienyje, tai papildomus dokumentus galite pateikti mums arba tiesiogiai atvykus į migracijos departamentą, arba atsiųsti registruotų paštu. Ambasados iš principo papildomų dokumentų nepriima. Jie tik priima pačius prašymus, tai dėl to mes stengiamės atlikdami išankstinę peržiūrą, kad jau pilnai užtektų, na, nereikėtų ten kelis kartus asmeniui važinėti ar siuntinėti tų dokumentų. Tai jau norime, kad atėję vienu kartu visus dokumentus ir pateiktume, visus kiek įmanoma. Tai atsakymas galite iš Vašingtono atsiųsti mums registruotų paštu. Gerai, ačiū. Tai jeigu daugiau tada klausimų, gerbiami ponai, neturit, mes matyt galim bendru sutarimu nutraukti įrašą, ar dar paliekame? Aš manau, kad mes iš mūsų pusės prieiname prie galo ir labai ačiū ir direktoriai, ir Virginijai už tikrai labai platų, labai gerą pristatymą ir kantrybę atsakinėti ypatingai mano klausimams visiems. Tai labai ačiū tam. Aš manau, ką dabar užrekordavom, jūs pasidalinsite ar padėsite YouTube kažkokiu būdu, nes aš žinau, kad norėsime dar pasižiūrėti ir aš matau, kaip reikia, aš dabar pats pergalvosiu, kaip mes galim geriau šitą su savo įvadu pristatyti žmonėms, kurie gyvena Amerikoje, kurie yra šitoj mūsų, sakykime, dabartiniai terpė, visi, kurie įsijungia, yra antro karo, sakykime, pabėgėlių palikuonis. Tai šitą
šitam erdvę mes labai specialiai nori taikyti, nori pristatyti tinkamą informaciją. Tai su šito ir rekordavimu, plus dar formuosi, kaip aš suprantu, galėsiu jums persiųsti, kad dar patikrintume, kažkas neišlaikėme, bet aš, tokia supaprastintumą meniu beveik reikia pristatyti žmonėms. Ir tam mes galėtume ir, aš žinau, čia visi dabar kalba, lietuviškai gan gerai supranta, bet gal būtų naudinga ir aš ir anglišką vertimą paruoščiau, kad nebūtų abejonių. Taip, aš prašyčiau, Rokai, jeigu tu paleidai įrašą, gal jau išjungtą įrašą, nes čia jau mes sustabdyk įrašinėjimą, nes mes jau čia apie praktinius dalykus kalbame, bet taip iš ties būtų labai